Brangus broliai ir seserys Kristuje. Šiandien noriu, kad paklaustumėte savęs, kas nustato mūsų vertę? Ar tai kliūtis, kurios mus sustabdo? Ar mūsų vertę lemia tai, kaip mes jas įveikiame? O galbūt yra dar kažkas? Pradėkime nuo to, ką mūsų girdėtas Evangelijoje palyginimas mums sako apie mūsų gyvenimą. Jėzus pasakoja apie šeimininką, kuris prieš išvykdamas patikė savo tarnams turtą. Vienam 5 talentus, kitam 2, o trečiam 1. Talentas čia ne šiuolaikinė gabumų sąvoka, o didžiulis pinigų kiekis. Kiekvienam duoda pagal jo sugebėjimus. 2 tarnai investuoja ir dvigubina gautą sumą. 3, bijodamas rizikos, iškasa duobę ir paslėpia. Kai šeimininkas grįžta pirmuosius 2, jis pagiria, sakydamas: gerai, šaunieji ir ištikimieji tarnai, kadangi buvote ištikimi mažuose dalykuose, aš jums pavedu didelius. Ateikite į savo šeimininko džiaugsmą. 3 susilaukė griežto priekaišto. Blogasis tarne, tinginy, tu žinojai, kad aš jaunu, kur nesėjau, renku, kur nebarščiau, taigi tau reikėjo leisti mano pinigus į apyvartą ir sugrįžęs aš būčiau gavęs juos su palūkanomis. Bara šeimininkas netikrusi tavo. Šis palyginimas verčia mus pažvelgti į save. Juk mes patys dažnai vertiname save pagal pasiektus ar nepasiektus rezultatus. Mūsų viduje gyvena rezultatų buhalteris. Jis sako, tavo vertė kyla, jei tu laimi, pasieki, įveiki kliūtis. Jei nepavyko, tu pralaimėjai, tu vienintelis, tu nieko vertas. Tai giliai įaugę į pasaulio logiką. Mokykloje pažymiai nusprendžia, kas esame, darbe atlyginimus ir pareigos. Net šeimoje būna, kad mus palygina su kitais. Ypač žmonos. Ne? Vyrai. Taip, lengva patikėti, kad mūsų vertę matuoja laimėjimų skala. Kodėl? Todėl, kad kliūtis tampa baimės argumentu. 3 tarnas iš šio palyginimo yra labai artimas mums. Jo problema ne tinginystė, jo problema baimė. Jis sako, aš žinojau, kad esi griežtas žmogus, todėl išsigandau. Jo kliūtis buvo vidinis įsitikinimas, jei suklysiu, būsiu pasmerktas, juk šeimininkas griežtas. Todėl jis pasirinko saugų kelią, nieko nedaryti. Kaip dažnai ir mes užkasame tai, ką gavome iš Dievo. Talentus, laiką, galimybės. Juk bijome, kad nepavyks. Baimė užrakina. Ji neleidžia net pradėti, o tada mes sakome savo, aš nevertas, man nepavyks, dar neatėjo palanki proga. Šis palyginimas tarsi veidrodis, randantis, kad pagal pasaulio logiką mūsų vertė visada sumenkinama. Jeigu ką nors praradome, jei nepavyko, jei susidūrėme su kliūtimi, jaučiamės nevykėliai. Bet Evangelija turi kitą istoriją. Evangelijoje vertė kyla ne iš to, ką mes pasiekėme, bet iš to, kas esame Dievui. Ir šis palyginimas, nors atrodo griežtas, iš tiesų veda mus į šiandieninę tiesą. Mums atrodo, kad pradžia yra rezultatas. Iš tiesų, tai viskas prasideda nuo dovanos. Palyginimas prasideda ne nuo darbo, o nuo malonės. Šeimininkas tarnams patikėjo savo turtą. Ne už nuopelnus, ne pagal ankstesnius pasiekimus, bet tiesiog davė. Net tas, kuris gavo 1 talentą, gavo turtą, kurio vertė galėjo viršyti jo visą gyvenimo uždavinį. Tai rodo, kad mūsų vertė prasideda nuo to, kad Dievas jau patikėjo mums gyvenimą, laiką, dvasinės dovanas, galų gale žmonės šalia mūsų.
Mes jas gavome ne todėl, kad jau įveikėme kliūtis, o todėl, kad Dievas mato mus vertus gauti. Todėl, kad Dievui mūsų vertė nėra mūsų pasiekimų suma. Pirmasis tarnas gavo 5 talentus, antrasis 2, bet abu gavo vienodą pagyrimą. Dievui rūpi ne kiekybiniai rezultatai, o ištikimybė tame, kas mums patikėta. Tai reiškia, kad Dievas nelygina mūsų su kitais. Jis vertina mus pagal tai, kaip mes naudojamės tuo, ką Jis mums davė. Jeigu mūsų gyvenimo kelias buvo kupinas kliūčių, bet mes ištikimai ėjome su Dievu, mes esame tiek pat brangus, kaip ir tie, kurie turėjo daugiau galimybių ir mažiau kliūčių. Trečiojo tarno klaida buvo ne tik tingėjimas, o klaidingas šeimininko paveikslas. Jis manė, kad šeimininkas yra vien tik griežtas teisėjas, bet nematė jo kaip dosnaus davėjo. Kai matome Dievą tik kaip tą, kuris tikrina, vertina, mes sustingstame baimę. Kai matome Dievą kaip tą, kuris pirmiausiai duoda ir kviečia bendradarbiauti, mes išdrįstame rizikuoti. Ne iš baimės, o iš meilės. Evangelija sako, tu esi priimtas Kristui. Tu jau esi vertas, nes Jėzus ant kryžiaus sumokėjo už tave visą kainą. Kliūtis nebėra tavo vertės matas. Net tavo investicijos klaidos nenubraukia tavo statuso Dievo akise. Tai ką mes galime padaryti? Pirmiausiai vardinti savo užkastus talentus. Galbūt tai yra dvasinė dovana, galimybė padėti, talentas kūryboje arba net santykiuose. Paklauskime, ką Dievas jau patikėjo man, bet aš dėl baimės tai užkasiu. Peržiūrėkime savo vertės šaltinį. Ar mūsų savivertė šiandien remiasi tuo, kiek pavyko įveikti kliūčių, ar tuo, kad Dievas mus pašaukė ir laiko savo šeimos nariais? Žengime vieną mažą ištikimybės žingsnį. Dievas ne visada prašo šuolio. Dažnai Jis prašo mažą ištikimo žingsnį. Kaip galėtume šiandien investuoti į tai, ką Jis mums davė? Žiūrėkime į kliūtis ne į kaip grėsmę, o kaip į lauką, kuriame atsiskleidžia Dievo galia. Kai esame Kristuje, kliūtis nėra mūsų vertės matas. Kliūtis yra galimybė pamatyti Dievo ištikimybę veikiančią mūsų gyvenime. Brangieji, šiandien Jėzus mus kviečia permąstyti vertės klausimą. Paulius sako, tavo vertė priklauso nuo to, ką įveiki. Tačiau net ir tada, kai įveiki, tu niekada nepasieksi tobulumo. Evangelija sako, tavo vertę jau nustatė Kristus ant kryžiaus. Jis davė tau savo vardą, savo garbę, savo ateitį. Ir niekas, nei kliūtis, nei tavo klaidos to neatims. Todėl gyvenkime ne kaip užkastų dovanų saugotojai, o kaip Dievo malonės investuotojai. Ne dėl baimės prarasti vertę, bet iš dėkingumo už tai, kad jau esame verti.